Senai, senai, už girių marių, tovėjo didelė pilis. Ne šita, čia vergų pilis. Štai kur didinga pelėsiais apaugus pilis. Toje pilyje gyveno karalius ir karalienė ir turėjo gražią, kaip lietingas oras, dukrą Loknėsą. Beje, ji buvo vienturtė, nes jos tėvai karaliai buvo nevaisingi. Vieną gražią dieną karaliai užknyso Loknėsą, tad nutarė ją nužudyti. Tai yra apžeminti. Karalienė irgi jau buvo nusbodus duktė, tad jau buvo nusamdžius kilerį. Bet abudu karaliai pastarė, nusprendė, kad geriau apženyti, tegu būsimas vyras Loknėso nudobė. Įdėjo skelbimą, kad ieško jaunikaičio savo vienturtei dukrai. Ilgai lauk nereikėjo, prisistatė 3 senberniai. Pirmas eina Dickis. Koks vardas, nykštukų? Paklausė karalius. Dickis, sere, sakė nykštukas. Durnas vardas, netinki mūsų planui. Minkis čia, piktai pasakė karalius. Na štai ir transas jau prieš karalių stovi. Karalius iškart suprato, kad transvestitas, todėl nieko nelaukdamas pasiuntė nachui. Ai, tiesa, prieš tai dar sargybinį pasilinksmino su transu. Atėjo eilė NSO. Oba, kasgi čia per iškaseną? Nustebo karalius. Būk pasveikintas, sušiktas žemėti, aš iš kosmoso, esu NSO. Atkirto ufonautas. Ryšk bazarą, tu kosmoso išmata, supykęs pasakė karalius ir paklausė. Prisistatyk, kosmosietį. Esu iš Pimpim planetos, tyrinėjau jūsų žemės išmatas, atvykau jūsų dukters rankos, bet galiu paimti ir visą. Nu aišku, esi pasiturintis, ką gero turi, susidomėjo Loknėsos tėvas. Nieko gero, tik skraidančią lėkštę, odinis salonas, vairų stiprintuvai, aparatūra, šaldytuvas, 70 litrų variklis, pasigyrė ufonautas. Duok pralėkt su savo tuo aparatu, paklausė karalius. Gerai, lekiam, sutiko ufonautas. Nu ir davė gazo kiek eina. NSO blogą pasidarė, todėl apsivėmė. Bet karalių nemotais. Jis ir toliau profesionaliai skrido ir darėsi malkas žiemai. Gal išprotėjai tų žemės išmata, sušuko ufonautas. A kas yra? Ramiu balsu atsakė karalius. Tu, blecha, žinai, kiek man kainuos lėkštės tvarkymas? Supyko ufonautas. Ne, nežinau, ir man neįdomu. Vis vien čia nebeliks ką taisyt. Nu ir su tai žodžiais trenkėsi į kalną. Kažkas iškvietė greitąją. Kaip gerai, kaip gerai. Bet dėja medikai pasiklydo. Tad nutarė nebeklajoti ir grįžti pabaigti kavą gerti. Šio filmuko moralas yra toks, kad negalima visiškai pasitikėti daktarais. Sveiki, aš gyvas ir sveikas. Tuoj tu varliagyvi būsi nesveikas.